Thank you very much. Taigi norėjau paklausti, ar mes turime klausimų iš salės? Ne, Taip, atsiprašau, nepamačiau. Taip, bus galima gauti. Taigi, o internete, YouTube kanale, ar mes turime klausimų? Turime. Neturime. Gerai, tvarka. Taigi, mes tęsėme toliau. Dabar norėčiau pakviesti Lietuvos socialinių mokslų centro direktorių, profesorių daktarą Boguslavą Gruževskį. Paplokime jam, prašau, aš trumpai pristatysiu jūsų pranešimą. Profesorius Vilniaus universitete dėsto nuo 1994 metų, jis taip pat yra Lenkijos aukštųjų mokyklų akreditacijos komisijos užsienio ekspertas, Europos komisijos ekspertas užimtumo ir darbo rinkos politikos klausimais nuo 2002 metų, 2017-2018 metais Lietuvos ministro pirmininko patarėjas socialinės ir darbo rinkos politikos klausimais, 2012 ir 2016 metais visuomeninis ministro pirmininko patarėjas. Ir jo šiandienos pranešimo tema - bendruomenės vaidmuo laimingo senėjimo kontekste. Su nekantrumu laukiu. Mėly kolegos, tikrai ačiū labai, ačiū už tokį platų pristatymą, galėjau vėliau prieiti. Okay. Gerai, čia tik už šviesa viskas. Gerai. Mikrofoną. Gerai, nereikia. Mėly kolegos, aš pirmiausia, tai aišku, norėčiau padėkoti už kvietimą ir galimybę pristatyti mano paraštą klausimą. Ir pirmiausia, tai noriu pasakyti, kad pats neparuoščiau tokio pranešimo, net nepagalvočiau tą kryptim, jeigu nebūčiau paskatintas. Tai matot, tikrai labai malonu už iššūkius ir čia geras pavyzdys laimingai, senatvėj, sakykim, taip, ne tas senėjimas, senatvė mums neįgiamą konotaciją turi. Tai aš sakau, kad man tai neturi, man pastoviai trūksta amžiaus šiek tiek. Dabar man trūksta kažkur apie 20 metų, kad drąsiai taip prieš jūs stovėti ir kalbėti. Dabar 60 porą, tai sąskaito yra porą eurų, tai gerai, čia reiškia protingam būti, kai bus 86. Tai būtų drąsu tada, kad būčiau pakviestas ir turėčiau kažką pasakyti. Dar ateičiau savo jėgomis. Ok, mėly kolegos, tikrai laiko neturim daug, tai pirmiausia irgi labai norėčiau padėkoti Lizai už tą pranešimą, kadangi jinai parodė, kad faktiškai daug kas yra padaryta ir mūsų Lietuva tik galėtų sėkmingai tęsti tai, kas yra pateikta. Čia pateikta buvo daug strateginių dokumentų. Ir iš kitos pusės, aišku, problemos yra šiek tiek net rimtesnis, negu gal atrodė iš pirmo pranešimo. Aš kaip tik noriu pasakyti, kad tas senėjimas iš principo nėra problema, tai yra nauja tikrovė, bet taip kaip šitas pranešimas man ir iš to galima padaryti visai gerą, reiškia, tekstą ir kažką atrasti naujo, o galima sakyti, kad čia yra problemas. Gerai, šiandien kol kas aš manau, ir matau tą perspektyvą, kad mes galim labai gerai tvarkytis su tais iššūkiais, bet aišku, turim būti labai atsakingi, labai veiklus, ir tikrai turim paspartinti šiek tiek mūsų raidą šitą kryptimį, kalbant apie Lietuvą konkrečiai. Gerai, einam jau į pranešimą, laiko turiu nelabai daug, tai tokiu būdu paruošiau pranešimą iš 3 dalių, labai trumpai atskleisiu bendras senėjimo tendencijas, faktiškai buvo parodyta tam tikra statistika, tai aš irgi suprantu, kad ponė Liza yra svečias, labai kultūringas ir parodė tokį švelnesnį vaizdą. Aš, būdamas vietinis, parodysiu žymiai, tokį sudėtingesnį ir tikrai mes turim faktiškai, vis aktyvinti savo veiklą šitoj srityje. Mes turime būti lyderiai, kalbant apie senėjimo politiką ir senėjimo priemonių gyvendinimą, kadangi faktiškai kiekvienais metais mūsų padėtis, mūsų vyresnio amžiaus žmonių procentas visuomeniai bus didesnis. Tokiu būdu čia yra tas centras, mes turim konsoliduoti, reiškia, Europos Sąjungos šalių pastangas, kad faktiškai rodyti pavyzdį, kaip čia galima daryti, plus esame didelė šalis, čia naujos priemonės gali greičiau prasisukti, kad kitiems būtų lengviau, reiškia, spręsti dar efektyviau naujus iššūkius, kadangi faktiškai, žinote, tokios tikrovės žmonijos istorijoje nebuvo. Jeigu buvo, tai mes jau nežinom. Bet realiai, kad vyresnio amžiaus žmonių procentas būtų 20% ar daugiau, faktiškai absoliučiai nauja tikrovė mūsų civilizacijai, galima sakyti. Gerai, taigi antras punktas tai būtų apie tą
laimingą senėjimą, tai minimaliai reikia apibrėžti, kadangi pranešimas yra mokslinis, tai tikrai porą žodžių, porą skaidrių bus apie tai. Nu ir pabaigoj apie bendruomenės vietą, bendruomenė kaip aktyvios ir laimingos senatvės pagrindas. Nu ir pabandysiu, aišku, šitą pagrįsti, bet laiko jau per daug neturėsiu, tai faktiškai pateiksiu tik pagrindinius teiginius. Nu, pradžioj porą žodžių įžangos, tą, ką jau daugelis čia turbūt žinote, kad gyventojų senėjimas prasidėjo nuo 20 amžiaus vidurio kažkur taip. Na ir faktiškai jis yra būdingas visam pasauliu, viso pasaulio šalim. Nu, faktiškai, galima sakyti, be Afrikos kontinento, nors irgi Afrikos gyventojai irgi sensta, galima sakyti. Tačiau procentas yra nedidelis ir didesnės įtakos per artimiausių 50 metų gyventojų raidai neturės. Antras punktas labai svarbus, kad žmogaus amžius yra psichosocialinis reiškinys, taip? Ir tiesiogiai nepriklauso nuo kalendorinių metų. Todėl tavo, kad jau per senas kažką daryti, tokio faktiškai neturi būti. Čia grinai jūsų nuostata, jeigu jūs taip galvojate, reiškia jau per senas daryti. Bet priežastis yra dažniausiai kita. Bet vėl nėra laiko tą plėtoti, paprasčiausiai prisiminkit, pasakykit savo vyresnio amžiaus žmonėms ir drąsiai bandykit viską, kas jums įdomu. Paskutinis dar vienas įžangos blokas, tai kad laimingas senėjimas reikalauja pastangų ir investicijų, tai nėra sniegas ant galvos, taip, kiek įdėsi, tiek turėsi, faktiškai vėl kiekvienas turim atsakingai apie tai galvoti, atitinkamai turėsim žymiai palankesnę aplinką ir situaciją. Su amžiumi didėja bendruomenės vaidmuo, čia jau elementai iš tos pagrindinės mano temos, o po to aš bandysiu šitą pagrįsti, ir kad bendruomenės įtaka laimingai senatvė yra to didesnė, ko aktyviau žmogus įsitraukia į bendruomenės veiklą. Tokiu, jeigu bendruomenė man nieko neduoda, tai paprasčiausiai reikia paklausti, ką tu duodi bendruomenė. Ir kuo tu labiau įsitrauksi, tuo labiau gausi. Nu, faktiškai vėl, čia reikėtų jau tiksliai viską įrodyti, bet tikrai taip parodo ir atliekami šitoj srity tyrimai. Čia porą skaičių, ką sakiau dėl senėjimo pasaulio gyventojų, nežinau, ar gerai matote iš toli, gal nelabai, bet faktiškai, aišku, šitas vaizdas parodo, kad mes dabar Europos šalis turim, galima sakyti, blogiausią situaciją, tai artėja jau mūsų, reiškia, 65 metai ir vyresnių gyventojų dalys iki 30%, taip. Bet matote, visur ta tamsesnės spalvos rutulys auga visose šalyse. Faktiškai turbūt jums keista, bet Azija irgi, galima sakyti, net sensta sparčiau negu Europa. Paprasčiausia jų bazė buvo, reiškia, didesnė, bet, aišku, kad atsiliekam nuo jų, bet realiai, kaip sakiau, pasaulinė tendencija yra tas senėjimas ir ką gero padarysim čia, faktiškai aktualu bus daugelį kitų šalių. Tai politikos kontekste tikrai tas solidarumas, globalus bendradarbiavimas būtų labai labai naudingas. Na ir tą, ką sakiau, mėly kolegos, čia yra padėtis, Lietuvos padėtis, mūsų ateitis. Tai matot, aš jau čia rodau jums vaizdą žymiai blogesnį, negu buvo parodo prioritis panos Lyza, kur faktiškai mūsų tas senėjimo tendencija buvo žemiau ES vidurkio. Pas ją buvo kitas rodiklis. Mano rodiklis parodo procentą tarp darbingo amžiaus žmonių ir 65+. Taip, tokiu būdu vis didesnis darbingo amžiaus žmonių skaičių, vis didesnį vyresnio amžiaus gyventojų skaičių turės išlaikyti darbingo amžiaus gyventojų skaičius. Tai tikrai, matote, mes ilgą laiką būsim lyderiai, kažkur nuo 2027 metų, taip, mes išeisim į pirmą vietą. Sakau, mes nesam sena visuomenė, pas mus buvo pakankamai daug jaunimo, bet mūsų problema yra aukšta emigracija. Pas mus išvyksta daug žmonių, todėl šitas procesas, galima sakyti, staiga mūsų užklupo. Bet mes realiai jau matydami prieš 15-20 metų tas migracijos tendencijas, jau mes prognozavom, kad tokia situacija gali būti. Todėl ateityje, matote, beveik artimiausius iki 2060 metų mes tą rudą spalvą, tai yra Lietuvos padėtis, šiek tiek yra po to Lenkija, Latvija turės šiek tiek daugiau, bet čia smulkmena, tai realiai artimiausius 25-30 metų mes turėsim aukščiausią tą proporciją. Tokiu būdu, aišku, turim labai atsakingai dirbti, prioritetai, kaip jūs sakėte, taip, visi turi būti labai sukaupti čia, kadangi, tikrai įtampos bus. Ar tai bus problemas ar ne, tai jau kitas klausimas, kiek mes išmoksim su to dirbti. Sakau, bet čia kitas klausimas, mes dabar šiandien daugiau kalbam apie laimingą senatvę. Taigi, mėly kolegos, realiai apibendrinimas, kad ES šalyse nuolat auga
bendras vyresnio amžiaus gyventojų skaičius, tai čia sakau nieko tokio, tik konstatuoju faktą ir daugiau kalbu apie tas dabartinės tendencijas. Iš kitos pusės, žiūrėkite, pensinio amžiaus sulaukia vis labiau išsilavinę žmonės. Tokiu būdu tikrai dirbti su jais yra vis paprasčiau, vis labiau galima panaudoti potencialą, tai labai svarbus veiksnys, kalbant apie ateities programas, sprendimus ir panašiai. Kitas labai svarbus punktas, kad pensinio amžiaus sulaukia vis turtingesni žmonės. Šitą kartą, artimiausias 15-20 metų, tai bus, iš viso aš galvoju, tai bus turtingiausia vyresnio amžiaus karta. Kadangi koks bus jaunimas, šiandien sunku pasakyti. Ar mes technologijos įvaldysim, ar technologijos įvaldys mus. Jeigu technologijos įvaldys mus, tai mūsų vaikai gyvens blogiau negu mes. Suprantate? Jeigu mes sakykime apie žmonės, kurie dabar turi 50 metų, mano vaikai tai ant ribos. Jau sakau, šiandien tokia tendencija neaišku, kaip bus. Ir problema yra ta, kad jų anūkai gyvens blogiau negu tėvai. Jeigu tą technologiją nesuvaldysim, jeigu toliau augs nelygybė, o visą, ką padaro gero technologijos, bus pasisavinama nedidelės grupės, reiškia žmonių. Reiškia, nes žinote, tokios nelygybės kaip šiandien, faktiškai žmonėje nežino. Net kai vergovė buvo, nelygybė buvo mažesnė. Kaip nebūtų keista. Gerai. Ir, mėly kolegos, paskutinis punktas iš to apibendrinimo, kad vyresnio amžiaus gyventojų vartojimas vis labiau apsprendžia bendrą vidaus vartojimo struktūrą. Todėl tas miestai draugiški gyventojams, visuomenės draugiškos gyventojos, tai nėra malonė iš vyriausybės, tai yra būtinumas, mes už tai mokam, mes mokėsim vis labiau. Visas menas, kiek mes būsim solidarūs, kiek mes mokėsim išreikalauti, taip, kadangi faktiškai sakau, ir turtas, ir reiškia rinkiminė galia bus vyresnio amžiaus žmonių rankose. Tai dabar pagrindinės reiškia uždavinys tai yra solidarumas, bendradarbiavimas, taip, harmoningi santykiai reiškia bendruomenės viduj, kad tikrai tarp mūsų, aš kalbu dabar kaip ir vyresnio amžiaus žmogus, bet dar šiek tiek man gal trūksta, tai, mėly kolegos, taip bus, kitaip nebus, ypač Europos Sąjungai. Tai matėte, kad tarptautinė bendruomenė, teisės aktai, viskas leidžia mums būti žymiai aktyvesniems, leidžia mums tikrai aktyviai įsitraukti į gyvenimą, viskas priklauso, kaip mes tą padarysim savo šaly, ar savivaldybėse konkrečiai. Viskas mūsų rankose, nes realiai galia ir panašiai pereina po truputį vis labiau į mūsų rankas. Na ir dabar jau apie tą laimingą, reiškia, gyvenimo aspektą, faktiškai svarbiausia, kiek suprantate. Tai iš vienos pusės, aišku, turbūt čia salėje tai visi žinote, kad laimė neturi amžiaus, taip, tai yra nepriklauso nuo amžiaus. Ir laimės principai faktiškai jaunam žmogui, tai vyresniam amžiaus žmogui yra panašus. Mes nesiskiriam. Mūsų realūs veiksniai keičiasi. Pavyzdžiui, ką galvojate apie laimę būdami mokykloje, jeigu prisimenate arba kai studijavote, gal greitai prisiminsite ir ką dabar galvojate, tai skiriasi, taip? Bet principas yra panašus. Okay. Ir dabar apibrėžiant, tai laimė subjektyvi sielos arba, galima sakyti, emocinė būsena, taip mes ją išgyvenam. Ir tai tokia psichikos būsena, kuri reiškia artima pilnam pasitenkinimui gyvenimui. Reiškia ne vienam aspektui, bet visumai, gyvenimo visumai. Taip maždaug yra su ta laimė. Ir visi žmonės yra unikalūs, kaip sakau, mes esame labai skirtingi, todėl kiekvienas, aišku, supranta tą pasitenkinimą skirtingai, net labai artimi žmonės, pavyzdžiui, dvyniai, tai faktiškai tyrimai atskleidžia, kad vis tiek galutinai jie vertina skirtingus, reiškia, veiksnius. Taip yra, mes esame unikalūs. Bet principas, sakau, principais mes vadovaujamės tais pačiais. Tai išmanant principus, galime šiek tiek labiau išgyventi teisingai arba labiau, reiškia, harmoningai išgyventi tą jausmą, atitinkamai jaustis labai patenkintam. Na ir dabar, kalbant apie principą, apie laimės vietą mūsų gyvenime, tai čia vienas iš, reiškia, tokių bendrų teiginių, čia aš cituoju pagal Dalai Lamą, bet galėtumėm prisiminti, pavyzdžiui, jauną Paulių II, taip, arba daug kitų žmonių, faktiškai filosofų, kurie aiškiai apibrėždavo, kad nėra nieko mūsų gyvenime aukštesnio, kas, reiškia, motyvuotų, kas determinuotų mūsų elgesį. Tokiu būdu, pavyzdžiui, Feuerbachas sakė apie laimės instinktą. Bet sakau, čia jau vėl kita tema ir mes einam toliau. Kas liečia dėl laimingos senatvės, tai čia yra pagrindiniai veiksniai, aš manau irgi daugeliui čia salėje suprantama, bet reikia jos sistematizuoti. Tai pirmiausia, aišku, akcentuojama tinkama sveikata. Taip?
matot, rašau tinkamą, kadangi jinai gali būti labai subjektyvi. Taip, bet vėl sakiau, čia gal atskiras klausimas. Platus socialiniai kontaktai arba socialinis kapitalas. Taip, ir su amžiumi reiškia socialinių kontaktų vaidmuo auga. Mažiau akcentuojame tą materialinį, reiškia lygį, nors aišku, materialinis mums labai svarbus, todėl jis yra trečioje vietoje, tai yra gebėjimas savarankiškai patenkinti savo materialinius poreikius. Taip, savarankiškai patenkinti. Ne tik, kad kažko didelį turtai, o turtai, kuriais galėčiau disponuoti ir kur tenkintų mano poreikius. Ketvirtas veiksnys - aktyvumas, taip, labai svarbus, ir penktas - dvasinės praktikos. Penktas dvasinės praktikos pas mane pagal nuoseklumą pabaigoj, bet tai nėra tiesa. Faktiškai čia yra paskutinis punktas pagal, reiškia, eiliškumą, bet ne paskutinis pagal svarbą. Faktiškai tam laimingos senatvės kontekste visi šitie 5 veiksniai veikia vienu metu. Jie yra, galima sakyti, horizontalūs, o ne, reiškia, vertikalūs, taip kaip čia mano parodyta, bet pristatymę turėjau kažkaip išdėstyti. Na ir dabar iš kitos pusės tai yra tam tikrai iššūkiai, irgi jums puikiai turbūt žinomi, tai yra aišku sveikatos problemos, taip, pagrindę mes šitą turbūt akcentuojam ir galima sakyti Lietuvoje ypač, galima sakyti bijom senatvės. Tai aišku, čia neteisingai, pirmiausia suvokimas neteisingas, kadangi tikrai senatvė nebūtinai turi būti surišta su sveikatos problemomis, absoliučiai tikrai, ką tik girdėjote, ir dabar yra bendra, reiškia, politika, kad žmogus visą laiką būtų sveikas, taip, ir panašiai. Bet sakau, vėl čia matot, kiek yra diskusinių klausimų. Taigi, antras lygmuo tos finansinės, materialinės problemos, irgi žinote, ir Lietuvoje, ir ES šalyse, ypač, reiškia, šalyse, kur silpnesnės yra socialinės apsaugos sistemos, ten tikrai vyresnio amžiaus žmonės skursta labiau. Taip, mes turim socialinę apsaugą ir vis tiek pas mus pensininkai faktiškai dažniausiai priklauso prie labiau skurstančiųjų grupės. Tokiu būdu, ką padarysi, taip yra, vėl čia platus klausimas, ateity bus galima detaliau aptarti, bet realiai tikrai kažkur apie 30% pensinio amžiaus žmonių išgyvena finansinių nepriteklių Lietuvoje. Na ir paskutinis, tai socialinio kapitalo trūkumas, vienišumas. Lietuvoje vienišumas nebuvo labai paplitusi problema dar, pavyzdžiui, prieš 15 metų, galima sakyti, 20-15. Ir dabar vis dažniau, pavyzdžiui, man tenka dažnai susitikti su trečiojo amžiaus universitetais ir ten kažkur anksčiau faktiškai žmonės akcentuodavo tik pirmas problemas - sveikatos ir finansinių išteklių trūkumą kaip problemą, o jau kažkur prieš 15-10 metų jau atsiranda ir vienišumas kaip problema. Suprantate, tai tikrai labai labai svarbu. Ir, nesakau, čia specifiniai pokyčiai, kad emigracija. Staiga išvyko vaikai, kurie buvo šalia tėvų, o dabar jų nėra ir žmonės nespėja pasiruošti. Todėl vėl tie punktai svarbus, kalbant apie bendruomenės įtaką. Na ir einu į pabaigą. Tai yra jau tas trečias punktas pagal turinį, bendruomenės vaidmuo. Ir čia aš akcentuoju, kad išplėtotas aktyvus bendruomeninis gyvenimas gali sėkmingai švelninti vyresnio amžiaus problemas. Sakau, aš labai telegrafiškai pateiksiu, kaip tas veikia, bet tikrai visuomenė gali atstovauti, reiškia, ir tos išvykusius vaikus, ir, atleiskit, bet pasitraukusi į geresnį, reiškia, pasaulį sutuoktinį, taip, tai ten viską gali realiai kompensuoti, jeigu tikrai esi aktyvus bendruomenės narys, dalyvauji, įsitrauki ir tokiu būdu tame tarpe galima surasti, reiškia, partnerį šokiui. Žymiai geriau, jeigu tikrai tavo jau kažkur pasitraukia. Tai, mėly kolegos, tikrai bendruomenės ypatingas, reiškia, veiksnys. Aš šiandien matau čia faktiškai pagrindinis šitose pokyčiuose, kad žmogus asmeniškai išsaugotų stabilumą ir pasitenkinimą gyvenimu. Gerai, o čia dabar konkretus žingsniai. Žiūrėkite, jeigu pirma problema mums yra sveikata, tai mes ką galim daryti? Pirmiausia, aišku, didinti dinamiką, taip, judėjimą su amžiumi, taip, reikia didinti judėjimą būtinai, mankštą ir daugiau. Tai vėl, jeigu turim bendruomenę, taip, kuri panašiai realizuoja tos tikslus, aišku, aš galiu pasiekti žymiai daugiau ir žymiai pigiau. Taip. Kitas lygmuo čia vis apie
sveikatą, maistas, ne? Maistas. Ir jeigu grupė bendruomenė yra žmonių, kurie moka kažką pagaminti, kiti gali kažką nupirkti, tai faktiškai man žymiai paprasčiau gauti. Pirmą sužinot galiu, kad galima, pavyzdžiui, gerti kažkokią ten arbatą, ne? Kurios pats aš gal niekad negerčiau. Vat kažkas paaiškina, žino, arba net paruošia ir pristato, mes galim nupirkti didesnį kiekį, tokiu būdu mes sumokėsim pigiau. Daug tokių dalykų, suprantate, kur bendruomenė puikiai sutvarkytų tai, ką aš pats, aišku, net nepagalvočiau padaryti, o čia galiu ne tik pagalvoti, bet ir padaryti ir realizuoti. Gydymas, mėly kolegos, paprastai negaliu komentuoti kiekvieną punktą, bet aišku, visuose šituose, esant aktyviai bendruomeniai, tą patį tikslą galima pasiekti pigiau, greičiau ir efektyviau. Suprantate? Įsitraukimas, empatija, kalbos nėra padidina žmogaus sveikatą ir pasitenkinimą. Kitas lygmuo buvo pas man įvardintas finansai, ne, finansiniai būsimi trūkumai. Tai aišku, nekilnojamo turto optimizavimas. Dažnai mes neparduodam to būsto, kokį turim, kadangi bijom, dažniausiai nežinom. Tai aišku, bendruomenė mes galim turėti ir teisininkus, ir nekilnojamo turto specialistus, galim turėti aplinką, kur pasitikim, taip, ir jų pagalba galim atitinkamai spręsti savo klausimus. Labai dažnai vyresnio amžiaus žmonės neparduoda savo perteklinio, reiškia, to nekilnojamo turto, paprastai, kad bijo, nežino ir tai tikrai sudėtingi procesai. Bet jeigu turint tokią aplinką, tai aš drąsiai galiu šitą padaryti ir maksimaliai pasinaudoti, reiškia, nekilnojamo turtų savo dabartiniam gyvenimui tobulinti. Darbas, ekonominis aktyvumas, aišku, vėl išplečia galimybės, jeigu aš turiu kontaktus su bendruomenė, kurioje yra žmonės, kurie dirba, kurie gali paaiškinti, pasiūlyti kažką ir panašiai. Vaikų ir giminių pagalba, tai, sakau, čia ne kiekvieną punktą negaliu detaliai pristatyti, kadangi čia yra, platus labai laukas, bet tik patys matote, kad, aišku, bendruomeniai atsiranda pagrindas ir savitarpio pagalbai, ir kooperacijai, tokiu būdu maksimaliai per šitos punktus galima stiprinti savo pasitenkinimą, savo, reiškia, materialinių poreikių tenkinimą. Ir paskutinis punktas mano buvo vienišumas. Tai čia gal be didesnių komentarų, bet jūs suprantate, kad per bendruomenę visus tos dalykus padaryti žymiai paprasčiau, galima padaryti juos žymiai efektyviau, žymiai saugiau ir, mano nuomonė, tikrai tauta ir 3 amžiaus universitetas. Ir dabar visai jau einant į pabaigą, mėly kolegos, tai kalbos nėra, kad mūsų konferencija labai gerai padaryta ir malonu, kad, reiškia, ministerija yra iniciatorius. Aišku, labai gerai, kad aktyviai dalyvaujate kaip nevyriausybinės organizacijos. Tai tikrai aš manau, mėly kolegos, kad šitoj veikloj ir bendruomenių plėtroj didelį įtaką vaidina vyriausybės politika. Tik turi būti dokumentai atitinkamai, teisinė aplinka, kad tos bendruomenės turėtų ir pagrindą, taip teisinį, ir atitinkamai materialinės sąlygas tam tikras, ir palaikymą politinį, kadangi tikrai tuščio vietai jos negimsta. Minimum reikalinga kažkokia patalpa. Taip, ir tada jau, aišku, gerai būtų iniciatyvinės grupės, suburt žmonės. Taip, viskas, aišku, vyksta, jeigu realiai tas aktyvumas susišaukia su valstybės interesais. Kitas lygmuo tai savivaldybė, taip, kadangi visos tos iniciatyvos dažniausiai vyksta savivaldybių lygmenį ir jos ten yra vienas iš efektyviausių, kadangi ten mes gyvename. Ten yra mūsų aplinka, ten yra, reiškia, tie miestai pritaikyti, ne? Ten yra atitinkamai garantijos tam tikros, ar tai būtų ligoninės ar panašiai, tokiu būdu tikrai savivaldybės lygmens įtraukimas yra labai labai svarbus, kadangi kokie būtų politiniai sprendimai, jeigu savivaldai bus nenaudinga, jeigu savivalda nebus vienaip ar kitaip, reiškia, vadybiškai, taisyklingai įtraukta, faktiškai efektyvių sprendimų nebus. Tačiau, mėly kolegos, tas kontrolinis paketas, tai priklauso mums patiems. Kolegos, faktiškai tai yra mūsų pačių iniciatyva, suprantate, ir tikrai nemažai čia matau salėj žmonių, seniorų pasaulis, kitos organizacijos, kurios susikūrė grinai iš apačios bendraminčių. Tai aišku, mėly kolegos, aš manau, taip bus dar ilgą laiką. Jeigu patys busim pasyvus, tai tos dvi struktūros mažai ką padarys. Taip, ir bus tokio pobūdžio priemonės ir kitos, ir faktiškai salė bus tuščia, ir iniciatyvos nebus. Tai labai svarbu keisti mūsų suvokimą, faktiškai keisti tą aktyvų senėjimą kaip normą, jinai turi būti formuojama nuo vaikystės. Taip. Ir tikrai šitos politikos trūksta ir kažkada dariau tokį pranešimą, kad, reiškia, vyresnio amžiaus žmonės skundėsi,
ten prieš 2 ar 3 metus, kad sakė, mes esam nurašomi, taip dažnai atleidžiami iš darbo ir panašiai. Tai faktiškai, mėly kolegos, mes ten atlikom tokį nedidelį tyrimą, kuris parodė, kad faktiškai mes patys labiausiai save nurašom. Pirmiausia, žmogus nurašo save pats. Tų visų kitų veiksnių, aišku, ir darbdavio, ir valstybės, aišku, vaidmuo yra irgi didelis, bet vėl, kaip ir kalbant apie bendruomenės raidą ir vystymą, taip ir kalbant apie savęs arba pensijinio amžiaus žmonių nurašymą, pagrindinis tas kontrolinis paketas yra mano kišenė. Tai mane gali atleisti, bet aš galiu rasti kitur darbo vietą. Taip, aš galiu, įvairiai elgtis, svarbu turėti savyje tą orumą ir vertę. Tokiu būdu ir bendruomenės veikla, bendruomenių turinys priklauso nuo mūsų pačių aktyvumo, palaikymo ir solidarumo. Tik aišku, mes būsim užsidarę savo, reiškia, bute, namuose, gal ir geri labai namai, ir parką savo turim, ir šunį, bet vis dėlto tikrai galim baigti, kaip Alanas Delonas, neprisimenat, turbūt mūsų kartos moteris turbūt buvo pusė čia buvusi, įsimylėjo, baigė nekaip, turėjo rūmaus parką, 6 šunis, bet faktiškai jau 10-12 metų merdė depresija ir taip buvo palaidotas. Faktiškai žvaigždė, pakilo iš paprastų žmonių, pasiekė viršūnę, bet faktiškai, matot, neturėjo aplinkos, neturėjo, reiškia, įsitraukimo ir turėdamas viską faktiškai pasitraukė labai nekaip. Mėly kolegos, paskutinė skaidrė, toks yra sudėtingas laimingos senatvės modelis, tai yra kompleksinis, labai sudėtingas, mėly kolegos, tikrai modelis, viskas, tą pasakiau, greitai, trumpai pasakiau, viskas yra tiesa, viskas veikia, tyrimai puikiai parodo, kad tikrai ir aktyvumas, ir sveikata, viskas priklauso nuo mūsų vidaus, nuo mūsų vidinės būsenos. Akcentuoju, kad bendruomenė yra labai, reiškia, svarbus įrankis, ypatingai efektyvus, ypač jeigu iškyla iš apačios, jeigu bendruomenė kyla iš bendraminčių, taip, ir po to, reiškia, pritraukiame žmonės. Labai svarbu, aišku, integruoti valstybės pastangas, taip, vyriausybės galimybės ir ypač savivaldybių lygmenį. Sakau, mūsų balsai, mūsų atsakinga pozicija, kaip tik turėtų padėti, paskatinti, kad, reiškia, tos atsakomybės mūsų pasaulyje, mūsų visuomenė, pirmiausia, aišku, mūsų Lietuvoje, būtų ko daugiau. Taigi, mėly kolegos, tikrai manau, kad bendruomenėje veikdami kartu visada pasieksime daugiau ir aš linkiu, kad mums pasisektų. Ačiū labai. Dėkojame gerbiamam Boguslavui. Taip, klausimą turime. Valdas Žinonis, Lietuvos Eurak asociacija. Pirmas nusistebėjimas apie tendenciją, kad išeinantis į pensiją dabar turtingesni žmonės. Šiaip statistika rodo, kad išeinant į pensiją tos pajamos baisiai staigiai krinta. Čia vienas dalykas. Antras toks įdomus, jūsų jau ne pirmas įgirdžiu, apie nekilnojamo turto optimizavimą. Žodis optimizavimas slepia tai, kad siūloma nebeturėti pensininkams atskiros šitos jau miegamojo svetainės darbo kambarių ir svečių kambarių. Užtenka vieno. Tai čia, man atrodo, tokią idėją siūlė kažkada profesoriui Preobraženskis Švonderis. Va, tai galim prisiminti šitą. O dabar klausimas toks, jūs čia kalbėjote apie bendruomenę, bet kokia vieta yra išplėstinės šeimos rolė, kalbant apie bendruomenės, juk ten yra ir anūkai, ir vaikai, ir dėdės, ir tetos pusės, ir pusbroliai. Kur čia galbūt, jūs galbūt tikriausiai pasakysit, kur čia ta išplėstinė šeima, kuri irgi teikia laimę tam vyresnio amžiaus žmogui. Ačiū. Taip, taigi 3 klausimai. Pirmas ir antras, tai aišku, jūs neteisingai supratot, jūs, nežinau, jūs iš pat pradžių buvot salėje, taip. Pirmas, kai jis liečia apie pensininkus, tai ne pensininkų pajamos išėjusių pensiją, o su aukštesnė pensija žmonės aukštesnį stažą turėjo aukštesnės pajamas, taip. Jeigu lyginant prieš tai daug buvo žmonių, kurių stažas pirmiausia formavosi tarybiniam laikotarpyje ir tokiu būdu pensijų dydis buvo labai nedidelis. Dabar vidutinis pensijos dydis išeinančių pensijų yra aukštesnis. Tik tą sakiau, taip? Plus, kad jie turi jau nekilnojimo turtų daugiau, tie, kurie dabar išeina ir ateis
po mūsų artimiausia, sakiau, 15 metų. Todėl, o visa kita, ką jūs pasakėt, nėra kalbos nėra, kad pajamos sumažėja. Nesvarbu, kokios jūsų buvo turtingumas, realiai išeinant į pensiją, dažniausiai, aišku, jos sumažėja. Tai čia nėra net apie ką kalbėti. Paprasčiausiai gal ateina, kurie turėjo stažą didesnį, pajamas didesnės, taip, atlyginimus turėjo aukštesnės ir panašiai. Dėl nekilnojamo turto, aišku, visai čia ne į tą kryptį. Paprasčiausiai, dirbant su vyresnio amžiaus žmonėm, aš dažnai atlieku tokį nedidelį tyrimą ir žmonės pažymi, kurie turi materialinių problemų, nepakankamai turi pajamų. Ir po to kitas klausimas yra, kas turi per daug perteklinį plotą. Tai reiškia, jeigu sako, kad jie turi perteklinį, pažymi. Jeigu jie turi didelį plotą, bet jiems jis yra neperteklinis, jie nepažymi. Ir čia yra tas, reiškia, prieštaravimas, kad žmonės turi, reiškia, iš tų tyrimų išeina, kad jie turi materialinių problemų, jiems trūksta finansinių išteklių ir turi perteklinį plotą. Tai tada yra kalba apie tai, kad reikia galvoti, reikia padėti ir, bet ten yra problemas, nėra tai paprasta, pas mus kultūra tokia, kad būtų stos laiko arba namus vaikams, kurie faktiškai dažniausiai net nelanko tų tėvų arba tų senelių. Tokia problema yra, bet apie tai turėjau kalbėti. Jeigu jums tai gerai, jūs turite, reiškia, 4-5, nesvarbu, ką jūs turite, svarbu, kad jums tai nėra perteklinis, o ypač jeigu jūs nepažymite, kad turite materialinių, reiškia, išteklių trūkumą. Tai apie tai nekalbam. Apie tai visiškai nekalbam. Turit gyventi taip, kaip gyvenate, jeigu galite išlaikyti tą būstą ir neturite dėl jo problemų, įtampos. Taip, jeigu turit, tada geriau, kad būtų optimizuotas pagal jūsų poreikius, kad jūs neturėtumėt materialinių problemų. Galėtumėt keliauti, gyventi, gydytis ir džiaugtis gyvenimu. Tai čia būtų patiksinimas, kadangi visų tie klausimai visiškai buvo iš kitos operos. Ir paskutinis, kad aišku, mėly kolegos, taip yra, kad iš tikrųjų tos platesnės, reiškia, kelių kartų šeimos, tai būtų vienas iš geriausių sprendimų, jeigu tokia atmosfera šeimoje yra. Suprantate? Dabar yra problema, kad, taip yra, mėly kolegos, kad faktiškai seneliai dažnai nėra jau taip įtraukiami, integruojami į jau vaikų gyvenimą, suprantate? Tai jeigu yra tokie santykiai, jeigu vaikai taip išauklėti buvo, arba kaip jie susiformavo šitą vertę, kalbos nėra, tai būtų labai harmoningas sprendimas. Aš jau baigiant visai, kadangi užimu laiką, bet vis tiek geras klausimas, kadangi prieš tai kažkas man irgi uždavė prieš konferenciją. Aš prisimenu, mėly kolegos, kai mes tik tai kūrėm nepriklausomą Lietuvą, ir mūsų kuravo Švedijos vyriausybė ir kaip tik važiavom pažiūrėti, kaip yra teisės aktai, kokie Švedijoje dėl vyresnio amžiaus žmonių apsaugos. Ir ten buvo vienas iš punktų, buvo kaip tik jau tie, sakykime, ne senelio, bet tokio saugaus gyvenimo namai, sakykime. Taip, bet taip, kabutėse senelio namai. Taip, ten gyveno vien vyresnio amžiaus žmonės. Ir parodė, leido įeiti pas tos žmonės, į tos pažiūrėti, kiek jie ten, reiškia, tvarkosi, kaip jie gyvena. Ir aišku, visos moterys, ten dažniau buvo moteris, gal vienas vyras, visi priima, sako, kad labai gerai, patenkinti, švariai apsirengę ir panašiai. Ir visą delegaciją ėjom, o po to aš paėmiau vienas. Grįžau pas vieną iš tokių moteriškių ir paklausiau, o kaip, ar jinai turi vaikų, jinai sako, taip, turi ten, ar vieną, ar du. Ar ten yra anūkų, taip, ar jie dažnai ateina. Sako, kad galėtų dažniau ateiti, kad nelabai ateina. O tada klausė, o jeigu jūs, taip tiksliai nepaklausė, kaip jūs, bet pasakiau, gal norėtumėt gyventi arčiau jų? Jinai sakė, taip būtų geriau gyventi arčiau jų, tokiu būdu, aišku, geriausia būtų gyventi kartu. Tai, mėly kolegos, tokia kultūra, bet faktiškai, visai tada turiu užbaigti. Gal labai geras jūs klausimas, labai, kad žinau, aktualus kitiems. Aš turėjau paskaitas, reiškia, Prancūzijos socialinės apsaugos darbuotojams. Mūsų sodra turėjo susitarimą ir vykdėm mokymus. Ir mūsų yra pasiūlytas vienas modelis, kad vaikai moka į savo tėvų pensinio draudimo antrą pakopą. Vaikai iš savo atlyginimų, toks modelis. Jis pas mus Lietuvoje neprigijo ir mažai yra žinomas. Bet tada, reiškia, paskaitos metu, prieš pristatydamas šitą modelį, aš paklausiau auditorijos, ten buvo kažkur 24 darbuotojai iš visos Prancūzijos. Ir sakau, ar mes esam atsakingi už savo tėvų gerovę, ar ne? Ir pas man su auditorija buvo geras ryšys. Kai aš paklausiau šitą klausimą, jie kažkaip nuleido akis. Nežiūrėjo taip tiesiai, bet svarstė. Po to pažiūrėjo vienas į kitą
Ir viena panelė drąsesnė sako, ne. Ir dauguma palaikė jos. Tai vat matot, jums atsakymas, spręskim. Ar vaikai atsakingi už mūsų gerovę? Čia geras klausimas, faktiškai vėl turėtų būti nauja konferencija, dar viena prezentacija. Tai ačiū labai už klausimus, aš manau, kad jau išaukoju savo laiką. Ačiū labai. Dėkojame.